Na, o tuo tarpu iš antrojo čiuožėjų diviziono į lyderių pozicijas bandys išsiveržti nepailstančioji Daina Bilivičiūtė su čiuožimo entuziastu Nikolajumi Afanasinka. Šį kartą jie užsuko į kabaretą pasiausti kartu su Edith Piaf. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Eh bien voyons, milord. Souriez-moi, milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord. Sutiksit su manim, kad pračiuožta programa tikrai buvo įspūdinga. Net ir techniniu požiūriu matėsi, kad partnerė tikrai jau ne vieną valandą prabuvus ant ledo. Dar vietomis lygsvaros neišlaiko, bet manau, kad tai jau negadinam programos taip akivaizdžiai. Puiki programa. Va tokiam triukšme reikėjo sėdėti visą jūsų pasirodymą. Iš ties šaunus pasirodymas. Aš asmeniškai pasijutau tarsi pokario Paryžiuje apsupta žavių kurtizanių ir absentą gurkšnojančių buržuą. Daina, sakyk, iš kur tas menas persikūnyti, iš kur ta ekspresija? Gal tu rimtai vaikystėje buvai paskiepyta nuo visų kompleksų? Nu, dėl kompleksų, nežinau, jų turiu labai daug iš tikrųjų. Bet kabare ir Edith Piaf tai esu aš. Kągi, imunitetas iš tikrųjų įgytas, bet pažiūrėsim, ar šis imunitetas išgelbės nuo mūsų komisijos, nes čia, manau, gali išgelbėti tik tai aktyvios treniruotės. Asta, pašnekėm, prašau, komisiją. Na, iš tikrųjų labai audringai buvo sutiktas Dainos ir Nikolajaus pasirodymas. Prisipažinsiu, kad Daina man pakuždėjo į ausį, kad jeigu jai nepavyks paimti komisijos techniką čiuožimo, tai jinai ims ją grožiu. Taip, paklausykime dabar, kągi komisija mano apie tai. Na, ačiū pirmą už gerą nuotaiką. Manau visiems. Už techniką, kadangi aš vis tiek ir komisijos narys turi būti griežtesnis, nors ir matėm, tikrai yra ant vienos kojos ir čiuožimo daugiausia viską. Kokios, bet 3, bet labai stiprus ir su tokia tendencija, kad į ketvirtą jau kitą kartą. O už gerą nuotaiką, fantastišką dainavimą, už visą choreografiją, už poroją viską ir pabaigą, aišku, stiprus 5. Na ką, visą tai, ką mačiau, tai man atrodo technika verta 4. Wow. O artistiškumas, Daina, nesitikėjau. Fantastika, 5. Todėl, kad būtų kur tobulėt, šį kartą 3. Už techniką, o už programos pateikimą labai aukštas 4. Ačiū. Iš tikrųjų, Daina šiandien labai gražiai laikėsi ant ledo, išnaudojo netgi savo svorį. Ir aš manau, kad technika iš tikrųjų šiandien, ne taip ir blogai. 4. O už tai, kad vis tik labai šauni muzika ir tikrai pagal muziką viskas atitiko ir šokis labai nuostabus. Ir aš dabar suprantu, kad visos Dainos yra linksmos moteros. Už tai 5. Ačiū.
Nu, žinot, aš pagalvojau, kad visose kolektyvuose būna vienas žmogus, kurio galima nuolat pavydėti savo tais pasiekimais. Tai aš taip supratau, kad šitoj komandoje yra Daina, nes jai niekas netrukda čiuožinėti ir gerai čiuožinėti. Ir dar pataikyti sinchroną, tai yra į fonogramą. Tai čia tiesiog tobula. Nu, čiuožiniai į dar pataikė į fonogramą. Nu, tiesiog tobula. Aš noriu 2 ketvirtukus. Ačiū. Dar noriu pasakyti, kad pabaigos, dramaturgijos pabaiga, tai iš viso tobula. Netikėtas istorijos įsirišimas. Na kągi, komisijos vertinimai labai svarūs. Daina ir Nikolajus surinko 41 balą. Sveikinu, 41 balas. Išties puikus pasirodymas.